Tu užaugai su Žalgiriu. O dabar padėk augti jam. Tapk Žalgirio garbės klubo nariu. žalgirioklubas.lt. Būk Žalgiris. Mes turim keletą klausimų, kuriuos uždavė Krepšinio ir Kalnapilio sirgaliai, pasinaudodami Facebook paskyrą Kalnapilio. Taip, Keitė, paklausk, klausė, kodėl būtent Krepšinis? Toks sudėtingas klausimas ir turbūt klausė, kodėl būtent Krepšinį pasirinkai, o ne kitą kokią nors sporto šaką ar šiaip kitą užsiėmimą. Iš tikrųjų, tą galėčiau padėkoti tik tėvam, kadangi neleido pasirinkti. Iš tikrųjų, buvo vienintelis Krepšinis ir daugiau niekas. Pasirinkimo variantų nebuvo. Ricardo Carvalho, kažkodėl tai pasivadinęs, klausė, ką daro Ropkė, kad antrą jaunystę pajungė. Na, ne visai lietuviškai parašyta, bet matyt, Ricardo, ne lietuvis vis tiek. Tai Ropkė ką daro, kad čia apie dopingą kalbėjom, pasirodo, nebuvo jokių rezultatų teigiamų, bet... Nieko, tiesiog, nežinau, darau viską tą, ką darydavau seniau, atrodo ir mažiau jėgų atsiranda ir viskas su metais, bet tiesiog gal komanda labiau supranta mane, labiau išnaudoja, gal tos, nežinau net ką atsakyti, gal tokia sudėtis, bet ta jaunystė, kai viską pralošinėjai Eurolygą ir visą kitą, tai kažkaip nei ta jaunystė, nei ta žaidimas guodžia. Na, kaip sakoma, jėgų mažėja ar ne, bet ir proto turbūt daugiau, ar ne, to atsiranda. Jaučiasi, kad kompensuoja tų jėgų šiek tiek sumažėjimą. Na, pats dar gali žaisti, nesi jau sukriošęs senis, bet vis tik ar jaučiasi, kad galima tai kompensuoti jėgų stygių, tuo sugebėjimais aikštelėje įgyta patirtim? Žinoma, manau, kad tai labai stipriai padeda įgytas bagažas, tas patyrimas ir visa kita, neišnaudoja energijos galių ten, kur nereikia. Bet, aišku, norėtus dar jaunystę prisiminęs 20 metų, kai buvai kaip degtukas visur spirgiai, dabar šiek tiek vis tiek apskaičiuoji savo jėgas, bet manau, kad labai daug kompensuoji ir tuo, ką jau žinai, ko nereikia daryti iš patyrimo. Iššokėjęs jau mažiau dairaisi, ar ne? Jau senai nesidairau. Gal irgi tai padeda. Taip, Emanuelis klausė, ar jūs stengiatės iš visų jėgų per visas rungtynes? Žinot, kaip pasakyti, būna vienas varžybas gerai sužaidė su komanda arba asmeniškai, kitas ne, tai atrodo gal ir nesistengi, bet manau, kad kiekvienas varžybas ateini norėdamas įrodyti tiek savo, tiek visiems, kad tu čia esi, kad tu ne kitoj komandoje, šitoj būtent, bet tiesiog ne visada gal gaunas ir atrodo, kad tas nesistengimas prieš ten silpnesnės ypač komandas. Aišku, negaliu pasakyti, kad motyvacija tokia pati yra kaip prieš Madrido Realą ar tenais LKL paskutinės komandas. Bet tikrai manau, kad atiduodu ir stengiuosi visas jėgas visom varžybom. Tvarkoj, kitas klausimas. Klausimus parinkau ne, aš iš karto perspėjau. Ar švenčiate kaip nors pergalės? Eilinių pergalių tikrai nešvenčiam, bet trofėjinės tokias, kažkokias, žinoma, kad su komanda būna kažkur ir nuvažiuojam ir pasėdim, taip kad geras pergalės švenčiam. Prieš Realą lyg ir neeilinė pergalė, ar jeigu būtų šiandien, tai penktadienis kažko būtų ypatingas vakare, po rungtynių? Ne, kadangi turim vis tiek žiūri savo treniruočių varžybų ciklą visą ir kadangi mes turim sekmadienį varžybas, tai šventimas čia net negali būti kažkokios kalbos apie jį. Turkoj, taip, Justinas Giedraitis uždavęs tą klausimą klausė toliau. Ar kitais metais ieškosite kokio nors legionieriaus, jeigu į Žalgirį išeis Justinas Dentmanas? Nu, nežinau, skautų gal teks dirbti, ieškoti žaidėjų. Na, čia, manau, visiškai ne man klausimas, kadangi klubas tai viską daro, bet manau, kad tikrai ieškos, jeigu ras tiek pajėgių lietuvių, tai gal ir ne, bet visais metais atsiranda naujų legionierių, taip kad nemanau, kad bus kiti metai kažkokie išeitis. Klausimas gal netiesiogiai tau, bet gal yra kažkokia tai slaptas, užslėptas, ar šiaip klausia patyrusių žaidėjų treneriai, ką jie mano apie vieną ar kitą žaidėjų prieš jiem ateinant, ar nėra tokios tradicijos apskritai krepšinį? Būna, jeigu tu esi pažįstamas, ypač su tuo žaidėjų, daleiskim ten, mes vyresni, kurie jau žaidė su daug ką pažįstam, ar ten buvę komandoje, tai paklausia nuomonės tokios, bet čia nuo trenerio priklauso, nuo klubo, nuo viso kito, taip kad, nežinau, būna įvairiai. O gal jau tave ir trenerio kėdėje mato, tarkim, Justinas ir sako, gal Robertai jau laikas kaklaraištį?
Ne, dar norėčiau metus ar du pažaisti tikrai, taip kad ir treneris, savyje dar trenerio tikrai nematau. O ateity? Irgi nemanau. Tvarkoje. Prie to dar grįšim gal kitą kartą, kitoj laidoje. Dar porą klausimų. Rūta Dvilytė klausė. Ar turi jums kokią nors įtaką varžovų komandos sirgaliai, kai rungtyniaujate ypač triukšmingose arenose, kaip Belgrade, Atėnuose? Žinoma, kad turi. Manau, kad tuščioje salėje lošti neužsiveda nei pati namų komanda, nei tie, kurie atvyksta tose triukšmingose arenose. Jaunas gal kažkiek pasimeta, bet man asmeniškai, nežinau, tai dar labiau užveda ir kuo pilnesnė salė, kuo triukšmingesnė, tuo didesnės emocijos, jėgų dar šiek tiek atsiranda daugiau, manau, kad tas padeda. Tai galima sakyti, kad ir mūsų, kaip pilna arena, tai ir galim šiek tiek, ir varžovom tai yra padeda, ar ne? Jiem šiek tiek gal irgi padeda, bet, kaip sakau, visada namų komanda, jinai didesnius sparnus turi. Visiems padeda, bet kai kam labiau. Taip, ir Linas Černauskas klausė, kokie planai kitam sezonui? Na, treneriu jau žinom, kad nebūsiu, o... Kol kas turiu tikrai kontraktą su Žalgiriu ir tokie ir planai, kad likti čia, o kaip viskas bus, tai reikia laukti ir matyti, bet šiaip planuose likti Žalgiryje. Nu, pradžiai dar, aišku, ir LKL šį sezoną ar nelieka, ir dar šis vakaras, kur, na, tikėsimės, kad viskas bus gerai. Įmanoma, turbūt, ar ne? Manau, kad taip. Gerai, ačiū, sėkmės. Tai buvo Robertas Javtokas, prieš tai čia mes turėjome Tomą Dimšą, jie čia pasirodė po to, kai baigėsi šios dienos Žalgirio treniruotė, o šiandien žalgiriečiai žaidžia vakare Žalgirio arenoje su Realo krepšininkais po 19 val. Vakaro. Ir nepabėkite labai toli, už valandos, manau, kad netgi mažiau nei už valandos čia pasirodys mažiausiai 2 Realo atstovai. Tu užaugai su Žalgiriu. O dabar padėk augti jam. Tapk Žalgirio garbės klubo nariu. žalgirioklubas.lt. Būk Žalgiris.